Labas rytas, atsikėlėm ir iškart į turą. Šiandien keliausime į Kū Chi tunelius ir Mekongo deltą. Taip pramogausim visą dieną, tad važiuojam. Turas prasidėjo su klausimu, kaip vadiname šį miestą – Ho Chi Minu ar Saigonu. Nenorėdami pasirodyti neišmanėliais, iš karto atsakėme, kad Ho Chi Minu. Iškart gavome kitus klausimus. Tai jūs komunistų pusėje ir vietnamiečius laikote komunistais? Taip pasimetėm, kad net nefilmavom, bet nuo tos akimirkos viskas pasidarė aišku. Labas rytas, tai pradėjom savo turą šiandien, varysime į Kū Chi tunelius ir Mekongo deltą. Tai dabar gidas toks prikolnas papasakojo bairiukų šiek tiek, įžanga tokia apie karą Vietname. Taip pat, kad jie Ho Chi Mino miestą vadina Saigonu, kaip ir anksčiau vadinasi, miestas pavadintas pagal Saigono upės pavadinimą. Ir dabar sustojame šalia kelio, kuris buvo bombarduotas napalmo bombomis. Ir jame čia tokioje vietoje dirba neįgalieji, kurie buvo paveikti galbūt ir to karo. Jie gamina įvairius rankdarbius ir čia pardavinėja. Tai va, trumpas sustojimas ir keliausime link tunelių. Pradėjom turą po tunelius. Tai pažiūrėjom propagandinį filmuką. Keliaujam. Amerikiečiai. Kū Chi tuneliai tai istorinis požeminių tunelių tinklas Vietname, garsus dėl savo vaidmens Vietnamo kare. You get bitten by King Cobra, half an hour, bye-bye, Miss American Pie. Tuneliai pradėti kasti dar 40–50 metais, kovojant prieš prancūzus, bet buvo plačiai išplėtoti Vietkongo, tai yra komunistų partizanų, per Vietnamo karą apie 60–75 metus. Ir tai buvo vienas svarbiausių Vietkongo strateginių pranašumų prieš JAV ir Pietų Vietnamo pajėgas. Gidas buvęs istorijos mokytojas metė darbą ir pradėjo dirbti Kū Chi tuneliuose. Pasak jo, nebenorėjo jaunimui plauti smegenų. Teigia, kad vadovėliai perrašyti, kad istorijos dalis yra nutylėta. Ir jeigu vietnamiečiai mylėjo komunizmą, kodėl 3 milijonai žmonių 55-aisiais pabėgo į Saigoną. Taip pat gavome sąrašą filmų, kurie pasak jo nėra propagandiniai ir yra verti dėmesio, todėl sąrašą įdėsime ir jums. Go down if you want, because this is very small. Yeah, this one you can take a look inside, no problem. Yeah, and what you need to Without sender, shoot. Enemy. Doesn't matter, lady, man, shoot. No, not the fake, the real one here. Yeah. That's the real. That's the real, yeah. You can take photo with both. If the Vietnamese, they love communists, why 3 million moved to Saigon? In 55. Why? Why not they stay there with homeland? You want to leave your childhood, your family behind? None. Nobody wants.
So it's not fair to call Vietnamese communists. And dear American, do American people that love the war? None, never. So communists camouflage with the local people. They shoot U.S. soldiers. They make U.S. soldier wounded. They kill U.S. soldier. So U.S. soldier hatred the Viet Cong, Vietnamese communists, racist. And Vietnamese people, local people, they got wounded, they got killed, they got bombed by U.S. soldier, and they said the American. So with me, Liberation Army and U.S. soldier. That's it. Control under because the hook. You hold on the top, and the bottom swing. And it hits you here, you're single forever. Or at least you go to Bangkok and after. Išlikę tuneliai yra praplatinti, kad turistai galėtų juose tilpti, bet pirminiai buvo labai ankšti, tamsūs, pavojingi, su gyviais, skorpionais ir gyvatėmis, o drėgmė ir prasta ventiliacija sudarė ekstremales išgyvenimo sąlygas. Gidas trumpai ir aiškiai pasakė, kad juose tiesiog nebuvo tiek deguonies, todėl toks gyvenimas, apie kokį pasakojimą, tiesiog neegzistavo. Lėlių teatras tikrai nevyko, tačiau klausimų nesiplėsime ir paliksime spręsti jums. Let's go in. I'm going in. Yra tokie tuneliai ir gali pažemėti. Tai Žiauriai ankštas tunelis ir po to vis siaurėja, tai labai atsitūpus reikėjo eiti. Tai amerikiečiam tikrai labai sunku turėjo būti praeiti, ypač su ekipuotė. Tai maži vietnamiečiai kaip tik tilpdavo. You are after him. Yeah. After him. Yeah. It's easy, right? Pats turas po tunelius nebuvo ilgas, galbūt iki 20 minučių, kas sudarė spąstų apžiūrėjimą ir kelis tunelius, bet vis tiek buvo įdomu pasižiūrėti ir išgirsti jų pasakojimus. atvarėm į Meito miestelį prie Mekongo deltos ir eisim plaukt, pasižiūrėti. Į valtį einam plaukt. Plaukiam.
They don't bite. Yeah, only sting. Dabar gersim medaus arbatą. Taip, taip. And kumquat, calamansi or lime. And this one, bee pollen. Išprotėjęs jisai yra biškį. Okay, next. Eik. They don't bite. Yeah, only sting. Gangnam Style. Oh, 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 oh. Sayonara. Sayonara. Hey, this one. Sodina į valtis ir išplukdina į Bankoką. Turim. Pradedam kelionę po deltą. Titaniko muzika. Stand up. Mūsų gidas labai nusirovęs, iš tikrųjų žmogus. Crazy. Yeah. Penkios dienos iki naujųjų mėnulio metų žmonės perdažo kapus kita spalva ir nusiperka naujus tos pačios spalvos drabužius, taip švęsdami su mirusiaisiais. Chinese Buddhism, they believe the karmas. You dead, but the soul still alive. So when you cremate, the soul and the body separate. So bury here, the soul and the body never get lost. That's the reason. Laidoja namuose savo. Kad po to iš kartos į kartą eitų žemę. Crazy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Žiūrėjau, kokia dėžė. O, maga. Va tokį tai pasimčiau aš. Kur aš įdėčiau? Geralis. Eina savo. Turas baigtas, diena užskaityta, riedam atgal į Saigoną ir vis dar negalima atsistebėti kapais dirbamuose laukuose. Šiandienai tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.